Ką sveiki, seniai nedaryta, netgi K raiška. Čia šyla siūlai, po lempom įkaitinami, matot net kokie plaukeliai atlindę. Ir dervoje prasimirko. Sutempėm į vieną gyslą. Ir važiuojam ir tempė tam toliau taip tiesiai. Kažkaip įsiliečiau. Muzika groja, smagiai čia linksminamės, armatūrą vyniodami. Ir tiek, ir išeina jau pašilusi armatūra. Nu, kaip sufokusuosim. Wow. Tempia pro vandenį, atšaldo. Ir šitas traktorius, realiai šitas aparatas tempia visą liniją. Ir važiuojam. Taigi va, dar 23 metriukai ir galėsiu eiti papakuoti. Daugam įdomu buvo, kaip čia kas vyksta. Tai padirbus prie jo, tai tikrai yra fainas, geras produktas. Visiškai. Anksčiau aš pats asmeniškai jo netikėjau. Biški tėtis gydė mane ant jo, jaučiausi, kad taip gydo. Bet dabar pasidarbavęs prie jo, tai suprantu, kad čia yra jisai novatoriškas ir einantis į priekį. Tai netgi va matas kaip blizga, ne? Tie siūliukai, ta prasme, kaip to armatūra yra skirti užarmavimui, kad būtų kuo didesnis sukibimas ir tiek. O šiaip, daug kas klausė, tai va armatūra jinai tai va tokia lanksti. Kaip sakyčiau, virbas ir jinai atsistato. Ir tiek, tai o kampai dažniausiai pjauni ir surišinėjai su dirželiu, jeigu kažkokie pamentai, pamatai ar rostverkas ar panašiai. Tad manau, šiam video gal būtų tiek. Ir daugiau nežinau, ką čia papasakot. Tempia, gamina, šiuo metu turim 8-tuką, gaminam standartiškai. Prekiaujam Litagrose, tiesiogiai pas save. Turit klausimų, skambinkit, rašykit, atkomentuosim, padarysim. Tad ačiū Jums.